Sveiki, aš esu tatuiruočių meistras iš Ventatu, Andži Gera, ir šiandien papasakosiu, kaip prižiūrėti naują tatuiruotę. Tinkama priežiūra yra lygų graži ir ilgametė tatuiruotė. Pirmas žingsnis. Po procedūros uždengiu tatuiruotę specialia plėvele, kuri apsaugo nuo bakterijų ir trinties. Plėvelę reikėtų nuimti po 2-6 valandų, priklauso kaip rekomenduoja jūsų meistras. Antras žingsnis. Atsargiai nuimkite plėvelę ir nuplaukite ją su šiltu vandeniu. Naudokite švelnų antibakterinį muilą, netrinant kempinę, tiesiog švelniai nuplaunant ranką. Nuplovus tatuiruotę, ją švelniai nusausinkit popieriniu rankšluostėliu arba servetėliu. Trečias žingsnis – gydomasis tepalas. Kai oda išdžius, reikėtų patepti plonų sluoksnių gydomojo tepalo. Tepkite saikingai, oda turi kvėpuoti. Priklausomai nuo jūsų odos tipo, tai reikėtų pakartoti 2-3 kartus per dieną, galima ir daugiau, priklausomai nuo jūsų odos tipo. Ketvirtas žingsnis – pirma savaitė. Plauti ir tepti reikėtų 3-4 kartus per dieną, oda gali neštėti, bet tai yra normalu. Penktas žingsnis – ko reikėtų vengti? Vengti reikėtų tiesioginių saulės spindulių, jūrų, pirčių, baseinų, saunų, soliariumų ir panašiai. Venkite aptemptų ir sintetinių drabužių, tai gali sudirginti jūsų odą. Šeštas žingsnis – ilgalaikė priežiūra. Net ir sugijusią tatuiruotę reikėtų saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, einant degintis naudoti SPF 30 arba daugiau. Tinkama tatuiruotės priežiūra lemia ryškią ir kokybišką tatuiruotę ilgus metus. Nori kokybiškos tatuiruotės, susirašyk pas mane VN studijai. Paspausk patinka, prenumeruok ir užduok savo klausimus komentaruose.